Labas rytas, mėlyjeji. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Kviečiu prie savo vietų, kur radote savo vardus, pavardės, savo įmonės pavadinimus. Ten, kur svečiai, prašom maloniai asistoti prie jos, įsipatoginti. Matote prie savo vietų kortelės, tai prašau jų dar neskaityti. Kaip mūsų prezidentė sako, kas mane girdi, pakelkit ranką. O, gerai veikia. Geras. Geras, fainiai. Šiandieną jūs kviečiu į savo sukurtą žaidimą. Ir kadangi atstovauju savo kliniką ir esu ir amatininkas, ir darbuotojas tenai, kiek su masažais, kiek su judesio terapijom ir su judesio veiksmais, tai tiesiog labai daug susidūriau, kurie sėdi žmonės, kurie labai aktyviai juda, nori pajudėti, kartais karts nuo karto pasiraižo, bet neranda, kaip savo čia norėtų tai padaryti visą laiką. Tai man buvo didelis liūdesėlis, didelė mintis ir iššūkis ir atėjo mintis, kad kažkaip galim tą visą padaryti ne kaip darbo principu, o viską per žaidimą. Žaisti tik fainiai. Patinka žaisti? Man irgi patinka žaisti. Tai ką šiandien ir kviečiu mums paveikti, tai pažaisti. Žaidimas vadinasi Kelk sėdmenis. Išdalinau jums po vieną kortelę. Pats principas tai yra kviečiama įsitraukti po 3, bet kadangi mūsų tiek šiandien daug yra, tai tikrai nespėsim tą padaryti. Bet kad daugiau visi trauktumėm ir vienas kitą labiau pažintumėm ir pamatytumėm, kaip tą judesį atlikinėja vienas, tai nėra labai įsipareigojantis judesys, kaip jūsų fiziniai galimybės leidžia, kaip jūsų fantazija leidžia, kaip jūs gebat improvizuoti, taip ir kelkit sėdmenis. Tai ką kviečiu padaryti? Įsiskaičiuojam pirmais, antrais. Pradėkime nuo prezidentės. Vienas, pirmas, antras, pirmas, pirmas, antra, pirmas. Pirmi atsisukam į antrus. Lieka vienas. Tai aš padraugausiu, kas lieka vienas, atsitokim 3. Pirmi paimkite antrų kortelę ir pirmam skaičiui perskaitykit jo užduotį. Tai kviečiu pasiploti savo, kas pakėlėt sėdmenis, kas savo atlikot judesį, prašvadinot savo kūną, o jeigu pamiršit, kaip tą atlikti ir pamiršit, kaip su draugų kompanijai visą tą daryti, visada rasit knygelę su QR kodu, nusiskanavus, nueisit į video medžiagą ir žinosit, kaip tai tikslingai atlikti, kurioje pamatysit mane, edukuojantį, kaip tas judesys atrodo. Ačiū, kad kėlėt sėdmenis.